Žiūrėk koks. Tikras pudingas, ne? Minkštas, purus, bet tuo pačiu ir drėgnas, kvapnus. Ir visą tai yra obuolių pyragas. Labai skanu, valgai pyragą. Net užsigert kavą nereikia praktiškai, nes tikrai labai drėgnas. Nors ir netradicinis, bet labai nesunkiai pagaminamas. Karamelė. Čia jinai su obuoliu yra tikros žvaigždės. Aš manyčiau, kad pabandom pasigaminti ir jūs patys įsitikinsit, koks puikus yra šitas receptas. Maistas nėra tik maistas. Tai atradimai, tai patirtis, tai šventė. Gardus maistas gimsta iš meilės, nes jūs nusipelnote geriausio. Mums gaminti yra šventė. Šitas obuolių pyragas skirtingai negu, tradiciškai kepami ir tu turbūt kepi, ta, kur obuoliai ir tešla, pats procesas kiek kitoks. Pirmas etapas reikės pakaramelizuoti obuolius. O obuolius karamelizuosim cukraus, klevų sirupo, sviesto, tokia karamelė. Negalima visko sudėti iš karto. Jeigu sudėsim cukrų, klevų sirupą ir sviestą, riebalas neleis cukrui ištirpti. Ištirps po kurio laiko, bet jisai jau vos nesudegs. Tai pradedam nuo cukraus. Pradedam nuo cukraus ir klevų sirupo. Tai cukraus stiklinė, 200 gramų, kokius 3 šaukštus klevų sirupo. Obuoliai ir klevų sirupas, tokie geri 2 draugeliai, labai tinka. Tai tikslas tiesiog, kad ištirptų cukrus ir nepridegtų. Kol Daiva daro karamelę, aš paruošiu obuolius. Tas paruošimas, tai viskas yra labai paprasta. Pasiemam burakinę tarką ir 6, tokius vidutinio dydžio obuolius. Patarkuojam, pasukam, patarkuojam. Kokie sultingi. Karamelė puikiai atrodo. Toks kaip irisas, ne? Net nesudeginai. Šaunuolė. Tai dabar įdedi 2 šaukštus, arba jeigu būti tiksliam, 30 gramų sviesto ir žiupsnelį druskos. Sutarkuotus obuolius reikia nedelsiant sudėti į karamelę, išmaišyti ir kepti, troškinti, karamelizuoti, kokias 5-7 minutės. Obuoliai turi išgarinti dalį drėgmės. Labai gerai atrodo. Gerai atrodo, ne? Labai. Tokią obuolienę, pavadinkim, galėtum dabar įdėti stiklainėlį, atvėsint ir naudot kaip obuolienę, kaip džemą. Tai skirtumas yra toks, kad tu obuolius įmaišai karamelę, o nesudedi obuolius, cukrų ir verdi obuolienę. Tai žymiai daugiau skonio. Žinai, ko dar čia reikėtų? Vanilės. Vanilė, tikrai. Įdėkim vanilės. Truputėlį, šaukštelį nedaug. Taip, dar labai skanu. Labai skanu. O jau kvapas. Gera savaitgalio pradžia. Gera savaitgalio pradžia. Nuo pyrago visada gerai pradėti. Reikia visą tai kuo greičiau atvėsinti. Jeigu turit laiko, niekur neskubat, tiesiog keptuvę nukeliat į šoną. Einat papusryčiaujat. Einat papusryčiaujat, papietaujat ar ką norit tam paveikiat ir paskui sugrįžtat prie gaminimo. Mes laiko neturim tiek daug, o ir norisi parodyti, kaip išvengti tų ilgų laukimo pauzių. Tai pasiemam šaltą dubenį, kuo didesnį, tuo geriau. Galima netgi šaldytuvą turbūt taip įdėti. Galima netgi šaldytuvą. Ir ką aš darau, kad greičiau atvėstų, tai paskirstau į šonus link senelių. Kad kuo didesnį plotą skirstyti, tada... Šaltis nuo dubens atvėsina. Dėl ko mums reikia atvėsinti? Nes mes dabar dėsim kiaušinius. Čia dėsim. Taip, čia dėsim ir maišysim kiaušinius. Tai jeigu dedam į tokį super karštą obuolinį įdarą, kiaušiniai iškeps, išvirs ir vėliau netliks savo funkcijos, nes kiaušinis vėlgi turi savo funkciją pyrage. Imu 2 vidutinio dydžio, žinoma, tik laisvai laikomų vištų kiaušinius. Dabar dėsiu po vieną ir kai išdėsiu... Aš maišau tada smarkiai. Tu maišai. Čia galima pakviesti vaikus, kad pūstų ir vėsintų. Žinai, yra... Vienas. Maišom. Antras. Ir stiklinė pieno.
bet klausyk, kaip gerai. Beveik masė paruošta, pats laikas įsijungti orkaitę. 180 laipsnių, kaitinimas su ventiliatoriaus funkcija ir groteles paliekam šiek tiek žemiau negu per orkaitės vidurį. Miltai. Koks pyragas be miltų, ne? Matau, jau pasirašė nusijoti šį kartą. Reikėtų išsijoti miltus, kad neliktų jokių ten nereikalingų gumuliukų, šiukšlyčių ar dar kažkokių dalykų. 2 stiklinės arba 240 gramų kvietinių miltų. Maišom. Maišau su mentele, taip? Taip. Žinok, viską sudėsiu ir tu išmaišyk. Na ir paskutinis obuolinio pyrago, šito kaip pagrindo dalis bus soda, maistinė soda. Soda, taip. O kepimo milteliai čia netinka? Pati tešla yra sunki ir kepimo milteliai yra tiesiog per silpni, kad šiek tiek išpurentų. Soda jinai grina yra dėl to stipresnė? Taip, jinai yra grinai. Soda šiaip būna kepimo miltelių sudėdamoji dalis, tačiau soda, kad vėliau nebūtų to tokio poskonio. Žinai, kai būna per daug sodos, arba jinai būna, taip sakant, neužgesinta, būna tas toksai poskonis. Tai ką reikia padaryti? Tai soda ir actas, arba kokia nors rūgštis. 2 šaukšteliai sodos ir toks didesnis šaukštas obuolių acto ir pasiruošk. Aš išmaišysiu, įpilsiu ir tu tada iškart maišysi. Ir mes eksperimentume, taip padarom. Tikrai. Savo virtuviai. Nepatikėsi, dar šį rudenį nekepiau obuolių pyrago. Tu juokauji. Bet dabar pagalvojau, kad iš tikrųjų nekepiau. Tai parvešiu namo vaikam gal? Negavo. Masė paruošta, turiu kepimo formą su gabalėliu sviesto. Forma maždaug 35-25 cm. Maždaug tokio dydžio forma. Tu moki matuoti, ne aš. Ir būtinai reikia gerai patepti riebalais. Aš renkuosi sviestą, nes bus tiesiog žymiai skanu. Nuo sodos tešla net purėja iš karto. Taip. Tai reikia, sodą reikia pačių paskutinių momentų prieš... Iš karto dėti ir kepti, taip jau negalima laukti. Nes vėliau tie, taip sakant, burbuliukai nukrenta ir gali dėti į kepimo formą. Tai soda skirta tokiom sunkesnėm tešlom. Kol kas viskas puikiai. Žiūrėsim, kaip po valandos bus. Kiek laiko keps? Keps maždaug 25-30 minučių. Po 25 minučių pasiėmę medinį pagaliuką patikrinam. Jeigu jį ištraukiam sausą, viskas puikiai. Dabar pats laikas yra išsivirti sirupą. Sirupas pilsis ant viršaus, kad būtų dar šlapesnis. Tas sirupas bus toks kaip karamelė, bet ir kaip sirupas. Nebus per daug tikrai. Tikrai ne. Tai turim tikrai nedaug ingredientų. Grietinėlė, riebi grietinėlė, pusė stiklinės arba 100 ml. Ir stiklinė cukraus. Rekomenduoju rinktis nerafinuotą cukranendrių cukrų. Jisai dar turi savyje molasos. Tai tokio kaip karamelinio poskonio. Ištirpus cukrui įdedam dar 60 gramų sviesto, žiupsnelį druskos ir ant vidutinės kaitros verdam kokias 5-7 minutės, kad sutirštėtų. Ulala! Pyragėlis koks. Ir taip lygiai, gražiai. Taip, ir kol jis karštas, reikės užpilti sirupą. Kad sirupas daugiau prisigertų jo, tai padarau. Negilėk daug skilučių, tegul tam būna. Ir dabar pilk tiesiog per vidurį ir leis, kad tekėtų jo iš šonus. Sirupas susigers į pyragą ir per skilutes, ir per šonus ir tarsi užkonservuos. Padarys ne tik tokį šlapę, sultingą, galima sakyti, bet ir užkonservuos. Ir galima jį bus valgyti ne vieną, ne 2-3 dienas, o visą savaitę. Žinoma, jeigu tiek išsilaikys. Na ką, štai ir viskas. Paprasta, ne? Labai, labai paprasta. Aš sakiau, aš kepu tik tai, tą, kur supjausti obuolius užpili tešla, tai čia, tikrai nesunkiau, darykit būtinai. Jeigu nedarėt kaip ir aš, tai šitas receptas bus tobulas. Užsukite gardu.lt, ten sužinosite receptą ir aprašymą, kaip jį pasigaminti, jeigu netyčia kažką praleidot. O netrukus, po pertraukėlės, gaminsime dar vieną puikų patiekalą.